Balandžio 11 dieną vykusiame Lietuvos stalo teniso asociacijos posėdyje buvo išrinktas naujas asociacijos prezidentas. Posėdžio metu taip pat buvo patvirtinti nauji asociacijos nariai, tarp kurių naujai duris atversianti stalo teniso akademija 11 taškas. Ši akademija vienintelė Lietuvoje turės savo stacionarę, tarptautinius reikalavimus atitinkančią stalo teniso erdvę. Ši stalo teniso erdvė bus pritaikyta tiek mėgėjams, tiek profesionalams. Mes bendradarbiausime ir su Lietuvos stalo teniso asociacija, siekiant pakelti Lietuvos stalo teniso lygį, tai yra meistriškumo prasme, bei pritraukti kuo daugiau mėgėjų, kurie nori pajusti tikrąją šio sporto dvasią. Tai galimybė kiekvienam pajusti, kas yra tas malonumas žaisti tą stalo tenisą tuo aukščiausiu lygiu. Tai be viso to mes be abejo pateiksime šį produktą kiekvienam, tai yra vaikų treniruotės, tai yra suaugusių grupinės treniruotės, įvairiapusiškas užimtumas, tai yra žmonių traukos centras, laisvalaikio praleidimo būdas, taip pat tai yra profesionaliam sportui galimybė vystytis toliau. Akademija, kuri veiklą pradės jau šį rudenį, įsikurs naujai Vilniaus rajone statomoje modernioje teniso arenoje 7-6. Yra didžiulis trūkumas teniso aikštelė ir norint daryti bet kokį sportą, mes kalbam apie lauko tenisą, stalo tenisą, bet kokiu atveju reikalinga yra infrastruktūra. Tam, kad vyktų treniruotės, tam, kad vyktų varžybos, tam, kad daugiau žmonių ateitų į sportą. Ir būtent tuo tikslu vedami, kad infrastruktūros trūkumas yra didžiulis, nusprendėme investuoti į 7-6 teniso areną, kuri atsidarys šių metų rugsėjo mėnesį. Unikali arena pirmiausia bus to, kad bus 2 olimpinės sporto šakos. Tai yra lauko tenisas, kuriam bus skirtos 4 vidaus aikštelės, ir stalo teniso zona, kad 2 olimpinės sporto šakos po vienu stogu. Ir ten tikimės, kad išaugs nauja karta sportininkų.